Sveikas, Aidai, sveiki visi. Eilinė serija iš garažų, Vilnius, Utena. Taip, kad aptarinėsim paskutinius mūsų nuotykius. Sveiki visi. Sveikas, Aidai. Nu, kaip pas jūs ten Utenoj? Jo, vėsų gera, nuostabu. Motociklinis oras dabar. Nu, aš matau irgi biškį išvargina tie karščiai, taip. Nu jo, 30 laipsnių nekas. Taip, ne juokai. Ne juokai. Tai gerai, nu ką, galim pasidalinti įspūdžiais ir apkalbėti, gal paskutinis mūsų nuotykis, tai kelionė aplink Lietuvą. Ir aptarsime tuo pačiu tos visas techninius dalykus, be kurių, kaip sakyt, neapsiėjom. Tai va, tai kaip patiko jums kelionė, kaip jums su Aida? O, džiaugiamės kelionė, iš tikrųjų, ir vienu žodžiu nuostabu. Pirma diena buvo nekokia, pusantros dienos nekokia. Bet čia gal paskui pasakysim, kas čia per buvo, per juokeliais su padangam šitą. Žinai, gal galim iš karto pradėti šnekėti tada. Pirmas dalykas, tai vėlgi pasikartosiu, kokia čia kelionė. Kelionė tai buvo tiesiog, kad tikslas buvo pravažiuoti aplink Lietuvą, kuo arčiau perimetro, kuo arčiau sienų ir pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo iš arti. Aišku, iki galo nepavyko viską padaryti, bet paskui kaip link to prieisim. Pati idėja buvo atsiradus, kada čia pavasarį, kai cepelinus valgėm, gal taip, ir mes ją sėkmingai padarėm. Tai va, pati pradžia. Aš tai sakyčiau, iškart, jeigu perėti prie mano nuomonės, tai aš tokį dvejopą įspūdį kažkokį tai liko bendrai paėmus. Nes jeigu kas nors klaustų mano patarimo, ar verta važiuoti tokią kelionę aplink Lietuvą, tai sakyčiau, vieną kartą gyvenime tiesiog būtina, nes tai yra labiau simboliška, suprasti pačią Lietuvą, mūsų šalį, kur mes gyvenam, kaip jinai atrodo, kuo jinai skiriasi skirtingos regionos. Iš kitos pusės, jeigu taip sakyt, kad kažką tai kvapą ten gniaužiančią, kažkokių tai tokių vaizdų tai ten nėra, nes labai pakraščiai tokie, labai menkai gyvenam ir visą kitą, taip pat. Gali to nasais dar pridėti kažką. Jo, vienu žodžiu, visas tas pakraštys, kaip nori gali važiuoti aplink Lietuvą, jeigu tu šunkeliais važiuoji, tu nieko nematai. Nu, praktiškai kas viena kita sodyba išlenda, tokia sugriuvus ir viskas. Nu, vienu žodžiu, merdi ten tas pasienis visas praktiškai. Ir man, žinai, dar tas pasienis su Baltarusija, ar ten pradžia Lenkijos, kur irgi su Baltarusija, tai toks net depresyvus tas vaizdas, tai patrulių mašinas ant sankryžų, sakykim, tai tokias įtampas biškį priduoda. Niekas nedaro, ten vieną kartą patikrina mūsų dokumentus ir matyt, paskui jie susisiekia operaciją, pasako, kad tokie kažkokie tai važiuos, tai jie tiesiog nulydi, bet vis tiek tai neprideda jaukumo. Kitas dalykas, žmonių mažai, veiklos kažkokios nėra, par to, kad tiesiog žmonės tik ūkininkauja. Tai sakykime, vėlgi, nesakyčiau, kad čia labai žiauriai įdomu ar kažkas, tai labiau simbolinis dalykas, kur mes gyvenam. Ir dabar, čia gali pagalvoti, matai, šitągi, jie patruliai, mataigi, mesgi apsikrovę tašėm, viskas Baltarusijos pasienis, o ką žinai, mes pilnas tašės cigarečių, žinai, irgi variantus, žinai. Atskiria, matyt, pasižiūri, žinai, kaip atrodo iš veidą ir jie atskiria, kas panašus, kad rūka ir kas nerūka. Iš idėjas vėlgi, kas nežino, tai važiavome mes 3 motociklais, 2 Enfieldais ir tavo Yamaha. Aidas važiavo su Aida ant vieną motociklą dviese. Vėlgi, sakykime, tai planavimą ne tai, kad klaida, bet kadangi iš pat pradžių tai stengiamės kuo arčiau sienos, tai nevengiam nei smėlio, nei žvyro, tai vis dėlto dviese važiuoti tam sąlygom yra labai sunku ir net nepatartina, sakyčiau taip. Tai vat gali papasakoti būtent apie tuos atradimus, kas palengvina tau gyvenimą antroji dienoje. Vienu žodžiu, aš iš pradžių užsidėjęs buvau kažkokias tai padangas kitokias, biški lengvesnės, nebe kelinės, bet tokias endūrinės. Prasibandžiau, iš vis nepatiko, bet iš tikrųjų tai nepatiko nežinojimas čia buvo. Nusipirkau kitas, piktesnės, irgi muša per vairą akmenų, kai va taip laksta. Tai pakrautas motociklas 180 sveria, reiškia, ašgi ten kokį 70, žmona, ten nesakysiu kiek, nepatogu, manta. Ir apsikrauna. Ir vienu žodžiu, pirmą dieną ten buvo kašmaras, nes žvyrkeliais pasitaikė biškį pavažiuoti. Mateigi ten, kur eina pagrindinis tas žvyrkelis, ten gal kokį 20 km buvo. Tai visi šluoja, va taip vas, kaip prostovinčiusgi priešais. A mes ant streso, tai rankas buvo nutirpę,
nervinis tykas, aš jau pats jau matau, kad trūkčioja vairas. Ką daryt, nu, supranti, antrą dieną irgi tas pats. Ir išganinga mintis šovė, tai miestelį kažkokiam tai ten. Sakau, žentui paskambinti reikia. Nu, man jau mintis šovė tokia, kad aš kažką netaip su padangam padaręs esu. Tai jisai patvirtina mano prielaidą, kad per kietai pripūstas padangas paprasčiausiai. Priekinės. Gale tai čia kaip gale, pamėta, viskas tvarkoj. Tai nusileidau, 1,8 buvo atmosferas, padariau kažkur iš akies, kaip paskui pamatėm, kad 1,3 kažkur tai. Šiaip tai paskui pasikonsultavau, optimalu yra 1,1. Ir viskas išsisprendė momentaliai. Laiką, reiškia, priekis puikiai, nebijau važiuoti, vienu žodžiu, kaip čia kaifuoju važiuodamas, ir vienu žodžiu galiu važiuoti kiek nori kilometrų ir jau nebepavargsti paprasčiausiai. Nu, vat ir toks juokas. Matai, Aidai, kad ir atrodo senai važinėjom ir kaip ir žinomas tas dalykas yra, bet kažkaip aš tai tikrai užmirštu visą laiką apie tai. Kitas dalykas, vėlgi pasidalinta patirtim, kad dangas labai vairias Lietuvoje, sakykime, ir tas pats žvyras yra visokiausių rūšių, yra visiškai labai palaidas, visai labai arti smėlio gali būti ir gali būti toks supluktas žvyras, kurio gali greitai važiuoti, tai vėlgi priklausomi tie dalykai, bet iš esmės tai pirmas patarimas gal nesinervuoti tiek daug apie protektorius raštą ir sukibimą, tiesiog apie slėgį pagalvoti ir tada viskas susitvarkys, taip? Taip, kaip tu ir sakai, atrodo, jau 20 metų ar kiek ten važinėjai, supranti, ir elementaraus dalyką, tai čia visi sakys glūšas, supranti. Tai bet tai vėlgi tokioj situacijai, nu, jau stresuoji, jau nebežinai, kas daryti paprasčiausiai. Bet paskui kelionė jau nusisekė puikiai, po šito viso padarimo, padangų nuleidimo slėgio. Jo, ir ta prasme dar noriu pasakyti, kad grįžę jau čia, aišku, užbėgsiu už akių, su žentu važiavam, reiškia, TET maršrutu, jis sudarė maršrutą, žiaurų maršrutą, aš jau nesitikėjau, kad ten iš vis pravažiuosiu, bet žinok, iš tikrųjų, su tom padangam, aš jį sekiau, jisai sportininkas, aišku, biškį palėtina, bet po lietaus kalnai, grioviai ir važiuoju nestresuodamas, va taip. Na tai va, tai viskas apie sukibimą, kaip sakyti, su mūsų žeme ir kokios mažas detalės viską keičia. Tai va, tai grįžtant toliau į kelionę, tai kadangi truputį apsigandam ant tų smėlių pirmas dienas, tai paskui gal truputį atsitraukėm nuo sienos, nors iš pat pradžio Inga buvo labai radikaliai suplanavus, labai arti, kad išgaudyti visus tos keliukus. Kitas dalykas, priartėjus prie Lenkijos, atėjo grėsminga žinutė, kur buvo parašyta, kad tiesiog varykit greičiau iš tos pasienio zonos ir gali kareiviai panaudoti šaunamąjį ginklą. Tai Belarus. Nu taip, su Lenku, bet žinutė buvo iš Lenkų. Nu tai taip. O dabar, jeigu taip vėl komentuot patį važiavimą, tai gražioji pati kelionės dalis, tai tikriausiai būtų vis tiek pasienis su Lenkija. Tai su tais įvažiavimais į Lenkiją, išvažiavimais į Lenkiją iki Vištyčio, sakykime, nuo Druskininkų. Tai ta tikrai pati gražiausia, sakyčiau, visa kelionės dalis ir netgi gal ir lengviausia, nes tas žvyrkelis, kur buvo, tai jisai toks kokybiškas, gerai supluktas, galima greitai važiuoti ir buvo tikrai labai smagu. Paskui nuo Vištyčio patiko kempingai, kadangi nebuvau didelis labai gerbėjas kempingų ir ten, sakykim, tu surinkti palapinę, išrinkti palapinę, ten valiotis ant žemės ir visą kitą. Tai šioje kelionėje iš tikrųjų mano nuomonė labai pasikeitė ir iš tikrųjų aš labai mėgstu kempingus dabar, tai dėl keletą priežasčių. Pirmas dalykas, aišku, finansinis, tai yra pigu, kitas dalykas visą laiką yra vietos. Nereikia ten bukinti prieš kažkiek laiko. Netgi jeigu ir lietus kiltų ar ką, tai dažnai kempingai yra, kurie turi kažkokias tai pastogės, kur galima tiesiog pasislėpti nuo lietaus prabūti vasarą, tai bent jau mūsų dabartinė vasara, na, į tokią, kur tai nesukelia jokių problemų. Tai vat pirmas kempingas, prieš tai Druskininkose, tai nameliuose gyvenom. Tai neužskaitykim kaip tikrą kelionę šitą vietą, nes nameliai, o jau kempingė nakvojam Jurbarke, tai kempingas miesto centre, upės kranto, tai padarė labai, labai gerą įspūdį, labai puikiai virtuvė, viskas tai toks lieka. Kitas dalykas apie kempingus vėl noriu pridurti, kad kas pakliuvo man
į akis, kad kiekvienas kempingas labai savotiškas, kiekvienas kempingas turi tam tikrą istoriją, jeigu pasidomėt būtent, kas šeimininkai, kodėl jisai toks, o ne kitoks, ir kiekvienas kempingas turi kažkokį tai motyvą. Kitas dalykas, tas etiketas kempingo man patinka, kad reiškia visi būnantys žmonės tokia kaip ir bendruomenė, kaip ir šeima, ten sveikinasi, atsisveikina ir visą kitą, tai duoda tokį labai gerą jausmą. Nu tai va, tai nuo Jurbarko tada jau link jūros, link Rusnės ir ten kažkur tai mes ten važiavom ir va, jau dabar, kaip ir sakai, tas kelias gabalas nuo Svencelės, tai važiavom palei Vilhelmo kanalą iki Klaipėdos, būtent keliuku ten tuo, kuris yra žiauriai blogas. Ten, nežinau, visi varžtai neišplakstė, motociklai galvoja, kad ten viskas išlakstys ir viską ten pamesim. Tokio baisumo kelią tai sunku rasti tikriausiai būtų. Taip. Ir svarbiausia, kad saulėta diena per šituosgi lapus persišviečia vėlgi šešėliukai tokie ir nematai nei vienos duobės. Atrodo, čia duobė, bet ten šešėlis. Čia nėra šešėlio, o čia duobė. Tai paskutinis gal kokius 8, gal kilometrą važiavant, gal 90 jau viskas, jau vienu žodžiu baigėsi mano, supranti, kantrybė. Ant barška viskas per daug, tai kai važiuoji. Viskas barška, viskas karška, neišsuksi nei iš vienos duobės, tai tada paleidžiau ir oru. Nu, vienu žodžiu, pasiteisina, bet jeigu kas nors, supranti, iš priekį atvažiuos, nu, tai tada jau biški nekas būtų, žinai. Nu, tai aišku, vėlgi, nusipirkau dėžę šitą pigę vienai kelioniai, supranti, tai ten ir palikau beveik praktiškai sulaužusi, suraišėjom paskui visokiom ten virvelėm ir striečkam. Nu tai čia vėl kita daina, bet va keliai padaro taip. Jau. Bet jeigu vėl šnekėti apie įspūdžius kelionės, tai pats pajūris tai toks keistas kažkoks, aš taip sakyčiau. Pirmiausia, iki Rusnės ta dalis palei Nemuną, tai gaila, kad tiesiog važiuojant, ten žvyrkelis geras, kelias geras, greitai važiavom, bet idėja ta, kad upės nesimatoma. Tai už medžių, už kokių tai metų, ant GPS matosi ant ekrane, kad šalia upė, bet vaizdo jokio nėra. Tai iš esmės, jeigu taip domėtis ten vaizdais kažkokiais, tai ten nieko nėra. Tiesiog važiuoji, naikini kilometrus ir viskas. Kitas dalykas, kas nustebino vėlgi tuose mažuosiuose miesteliuose, kad nėra jokio serviso. Gražus miestelis su gražiom bažnytėlėm, bet nėra nei veikiančias kavinės, nieko, tu tiesiog jį pravažiuoji ir viskas. Maksimum prie parduotuvės keli mėlynanosiai ir visas tais peizažas. Tai, sakykime, aplamai paėmus šitos kelionės metu, sakyčiau, kažkaip aš sulyginau su pavažinėjimais prieš kelis metus, tai toks jausmas, kad tie pakraščiai labiau sunykė. Tai reiškia, tie pastatai, kur ir su stogu stovėtų, tu stogas įlūžęs, ten namai kokie tai su skirtingais langais, vienas medinis, vienas plastikinis, kitas išdaužytas ir taip kažkaip tai toks vaizdas, toks jausmas, tarytum civilizacija traukėsi į vidurį Lietuvos labiau. Nu tai va, tai tokiu būdu davažiavom iki Šventosios, tada sekant nakvynė Šventoji. Šventoji ten tokia įdomus dalykas buvo, visiškai atsitiktinai pasirinkom pirmą kempingą už Būtingės terminalo. Atvažiavom, tai toks kaip iš filmo Mad Max'as, toks kokius tai čigonų karavanus vidury pievas. Tai nedrįsom apsistoti, bet iš tikrųjų dabar gaila, kad nedrįsom apsistoti. Tiesiog grįžom tada į Šventąją, į centrą ir ten jau nuėjom pas tos komersantus, kurie ten verčiasi žmonių apgyvendinimo. Tai šauniai pabuvom, geras, nedidelis kempingutis, bet tos charizmos, apie kurią prieš tai kalbėjau, nėra, nes ten tiesiog verslas ir viskas, niekam tai niekas nerūpi. O paskiau išvažiavom tada jau link Šiaurės Lietuvos, jau pradėjom tada irtis palei Latvių sieną. Ir čia prasidėjo mūsų nuotykiai. Nu, pasakok tu. Biški čiut grįžtam vėlgi į tą patį kempingą Šventojoje, taip? Ar Smiltynėje? Šventoji. Tai, aišku, dabar, va, kai sėdi čia, supranti, viskas apgalvoji, jo, ten reikėjo apsistoti, kur, sakai, ten apokalipsė. Taip ir matau, kaip mane vaikai dauža pakabinę, žinai, ant kriaušės, žinai, būtų galbūt netgi nuotykis buvęs, žinai. Bet ten mes jau nebeturėjom laiką, mataigi jau vakaras, jau viskas, kurgi ten ieškosi. Ir tą naktį mus ten sulyja biški. Taip. Tai va, ir patarimas, čia mano karti patirtis, prieš kelionę pirkam palapinę, reiškia, dvivietę už 15 eurų, sakykim, ten kilimėlis šitam gimnastikai po užpakaliu irgi kaifas, tai vienu žodžiu,
po vienos nakties nusprendėm, kad atsikėlė balai tiesa viduj palapiniai. Sakom, nebemiegosim nei toj palapiniai tokio, aišku, miegosim, nes nebeturėjom ką daryti, bet ant tokios jau kilimėlio nebe. Reiškia, reikia pasiruošti biškį rimčiau, rimtesnę palapinę nusipirkti, rimtesnį ten čiužiniuką, ten, sakykim, 5 centimetrai, pripučiamas kažkoks, tai bet tik tai ne gimnastinis, vienu žodžiu, arba folgos milimetras. Ir sako, bus gerai, nebus gerai, bus užpakalis ir šonai juodai. Tai va, toliau. Tai viskas tvarkoj, bet, kaip sakyti, kaupėsi patirtis kelionė. Kitą kartą bus viskas paprasčiau ir aiškiau. Tai va. Patogiau reiškiau aš dėl to, kad nemokėt 2 kartus, va, už tai ir perspėju, va, važiavam Klaipėdan, pirkam, supranti, ten tuos čiūžinius, neperpučiamą šitą švarką tim žmonai, vėl nepasiruošimas. Tai 2 kartus moki, tai geriau iš karto pasiruošti normaliau ir važiuoti, supranti, ramiai. Tai kempingavimas yra toks jau atskiras sporto rūšis, sakykime, kelionės. Čia kiekvienas greičiausiai turėtų savo nuomonę, kiekvienas turi savo prisitaikęs kažkokius tai dalykus, bet baziniai, man tai svarbiausia, tai yra geras tas patiesalas, ant kurio miegot. Nes jau tokiam amžiui nesinori ten, kad būtų per kieta, kad būtų per šalta ar dar kaip nors. Ir geras miegmaišis ir viskas, ir tai va, su šitais dalykais susikomplektavus. Tai va, tai ką, tai tada iš Šventosios išvažiavam palei Latvių sieną. Toliau irtis palei sieną. Tai Šiaurės Lietuva yra labiausiai nuvilinti dalis, sakykim, taip, ne tai, kad nuvilinti, bet tiesiog ten nieko nėra. Tiesiog tik kalukiečiai, karvės, apdirbti laukai ir viskas. Tai, sakykim, vėlgi, iš idėjas aplink Lietuvą galima važiuoti ir atiduoti duoklę mūsų tėviniai, bet jeigu reikėtų rekomenduoti ar ką nors sakyti, tai tiesiog ten nieko nėra. Ir vėl ta pati istorija su mažais miesteliais. Matai, be kurį ten užvažiuotume, iš esmės vėl vaikšto žmonės keli, arba jų iš viso nėra. Serviso jokio ten nėra, ten niekur ir ten tiesiog, kad kažką tai įsigyti ar pavalgyti ar ką nors, reikia irtis iki didesnio miesto. Bet čia, va, kaip sakant, susidūrėm su pirmais techniniais nesklandumais. Ar, palapės, tas pirmas sudegimas krovimo relės, tai buvo anksčiau, man atrodo, taip? Tai pirmą dieną, po pirmos dienos, kai jau sustojam namukė pirmam. Tai tiesiog tiltą, taip, taip ir buvo. Aš šįkart vedžiau šitą kelionį, tai tiesiog gana greitai važiavau. Žiūriu, ten neprisimenu, kaip ta vieta vadinasi, tas miestelis. Ai, vėl nežinau, čia tiek miestelių pravažiuoti, tai žinai, kad... Tiesiog pervažiavam tiltą kažkokį, tai važiavau į miestelį ir jau žiūriu... Ai, ne, tai čia antras jau bairis, kaip sakykim. Pirmas, taigi paprasčiausiai aš turėjau pakaitinę relę kravimą ir vakare, reiškia, pasikeičiau. Ir vėl 2 dienas važiavam kaip ir neblogai. Viskas tvarkoj, bet esmė tai, kad tu nematai, kada jinai pradeda durniuoti. Ir, tai tiesiu ten apie tą tiltą tada. Tai viskas, važiuoju, žiūriu per veidrodėlį, kad jau niekas manęs nebeseka. Supratau, kad jau kažkas tai atsitiko vėl, žinai, tai apsisukiau, grįžtu ir žiūriu, kad tiesiog šalia tiltą, kaip suprantu, persivariai per tiltą jau pats. Ne, davažiavam į savo, reiškia, eigą, bet jau viskas už tilto, tenais nėra kur atsistoti praktiškai. Bendra klasika, reiškia, kelkraščio nėra, ištisinė linija, mašinų srautas pakankamai didelis. Tai, kaip sakyt, kaip visą laiką, turim virvę 5 metrai, prisirišam gražiai, šįkart labai gražiai parsitempiam, taip, ir pareikia artimiausiai. Ai, teisingai, va čia irgi geras pastebėjimas yra, kad tempimui virvę reikia ryšti būtent už centrą vairą, kaip ten už kolonėlės pačios, vėžu, kiek galima centriau, nes pirmą kartą, kai bandėm temptis, tai tiesiog ryšam už vieną iš amortizatorių ir tiesiog tada suka vairą, plešia iš rankų ir nesigauna tas manevras taip sklandžiai. Šį kartą tai labai gražiai, labai sklandžiai, gal nusitempi kokį pusę kilometrą ar kiek tenai, artimiausios vietos, kur buvo pakankamai išplatėjus gatvę, kad stoti remontuotis. Tai kadangi jau tai ne pirmą kartą gyvenime, iškart supratom, kad akumuliatorius negyvas, bet šalia buvo Litagros parduotuvė, kaip supranta, irgi prisimenu, taip. Tai reiškia, kol aš lupau savo akumuliatorių, tai ten nusipirkai pakrovėją, taip. Jo. Tai va, ir paskui ką gaunasi, supranti, vėl ta pati daina kaip ir pernai, išlūpam viską, visą, reiškia, atjungiam visus laidus, nuo to reguliatoriaus, atjungiau akumuliatorius, išvis, kad nebūtų čia jie, supranti, ir kūrėm jau tiesiai į, reiškia, į starterį.
kaip kažkada jau praeitoj serijai ar už praeitoj aiškinau, kaip tenais reikia padaryti. Tai dabar pratingas buvau. Ir, Atskirai įdėsime visą paaiškinimą apie tą techninę dalį, kam įdomu. Taip. jo, tai va, čia nesigilinkim, bet vienu žodžiu, tada tą naktį, atrodo, pasikroviau akumuliatorius iki galo ir tada likusius jau paskutinius, ten kiek ten 180 km gavosi, parvažiavau ir dar kitą dieną užsivedžiau. Tai, kadangi jam nebuvo. Sakiau, kadangi technika pradėjo gesti, jau supratom, kad mes nenorim lysti į jokius nuotykius gendančią techniką, tai apsikeitėm akumuliatorius ir nuvažiavom iki Pasvalio. Šalia Pasvalio radom vėl gražų kempingą, apsistojom. Praleidom naktį, rytą nusprendėm nebetęsti. Tai reiškia, ta dalis šiaurės rytų, sakykime, dalis iki Vilniaus taip lyg ir neapvažiuota. Tai šitą idėją liekam kaip ir skolingi, nors mes tuos kraštus visai neblogai žinom, sakykime, važinėjom dažnai daug plitais kraštais, tai čia jau mūsų kaip ir namai. Bet paėmus bendrai, tai jeigu taip apibendrinti visą patirtį, tai sakyčiau, išsiaiškinti gedimų priežastis reikia tiksliai. Neužtenka tik tai, kaip sakai, pasekmes pašalinti kažkokias tai ir su tuo važiuoti toliau. Šalia namų galima daryti, ką nori, bet kai važiuoji didesnę kelionę, tai vis dėlto ypatingai aš galvoju, kad tai liečia senesnius motociklus. Senesnius ne tiek, kad amžium, bet esamus labiau eksploatacijai, nes tiesiog nuo vibracijos, nuo visokiausių dalykų, ten pas juos gali pačių netikėčiausių dalykų gali būti, aš taip manau. Ne, tai paprasčiausiai čia yra visiškai tas pats kaip su senom mašinam. Taigi visiems starteris genda, reiškia generatoriai genda, tai ką galvoji, 20 metų senumą mašina, tai keista jau 3 kartus. A čia aš manau, pagal tą situaciją, tai ten nebuvo keista niekada. Tai va dabar buvo proga pasikeisti ir manau 99,9% bus gerai dabar jau. Paskutinį kartą, kai nustypa, atsimeni, jau pizzerijai valgėm ten kažką, tai supranti, jau viskas, sėdim, čia mažai. Sakau viskas, šakės metu į ravą šitą motociklą, supranti, tas pirmas toks įspūdis, žinai, viskas, dega, smirda, vienu žodžiu, užsidegs dar ar kas, viskas, sakau, keičiu ant kito transportas priemonės kokios nors, galbūt ten jau modeliai vasukasi, žinai, kažkokie tai. Nifiga, dar pakentės šitas veržiliukas, man atrodo. Viskas sutaisoma, jeigu ten supranti, ras priežastį, ją pašalinti ir viskas. Ir gerose rankose dar netokie dalykai atgyja. Bet dabar grįžtant vėl prie kempingų temos, tai Pasvaly pernakvojom, dar labai mielai pasišnekučiavau su tokiu vaikinu dviratininku. Tai pasirodo, vaikinas iš Vienos važiuoja dviračiu į Norvegiją, į Nordkapą. Tai labai nustebina vėl tokie personažai, kur atrodytų čia su motociklu nuvažiuoti labai didelį žygdarį visai Simyną su dviračiu ir daug tokių žmonių labai. Ir paskui kaip tik grįžus namo, Delfi radom straipsnį apie tą kempingą, kad jauni žmonės grįžo iš užsienio, perėmė ten tėvų sodybą ir padarė tą tokį kempingutį nedidelį. Vėlgi buvo labai, labai geras jausmas, labai faina. Tai va, tai tokia kelionė mūsų ir gavosi, sakykime, tokios kaip ir 2 istorijas. Taip, tai viena istorija yra apie techninę dalį, vėl gedimas, jo šalinimas. Kitas dalykas, kad kai gedimas koks nors atsitinka kelyje, vis laik labai svarbu išlaikyti šaltus nervus, nesusipykt, neapsižodžiuoti ir visą kitą. Kitas dalykas, kodėl smagu važiuoti keliese, būtent dėl tokių situacijų, nes vienam važiuojant, tai paskui reikėtų eiti tenai kažkur, tai aišku, rastum tą pagalbą pas kokius kaimiečius ten kur nors. Tai smagu, tai sakau, tokia kelionė gavosi. Gera kelionė, faina, galbūt dar vienos dienos būtų reikėję, kad užbaigtą ratą sukti, bet gal ateityje dar sugalvosim, ką nors tokio padaryti. Gal atsiras koks nors stimulas. Būtinai, kaipgi, kiekvienais metais, 2 kartus, 3 galim važiuoti. Taip, tai dabar galim tik tai, kaip sakyti, jau kaip ir pokalbis į pabaigą, tai galvoti, kas ateityje, ką mes norėtume padaryti. Aš turiu vieną tokią idėją, galiu iš karto ir pasidalinti, žinai. Aš galvoju, kad būtų gerai nuvažiuoti į Suomiją, būtent į Suomiją, bet aš iš Lietuvos jau tingėčiau važiuoti tą kelią, tai galbūt reikėtų į priekabą ar autobusiuką motociklų susikrauti, iki Talino nuvažiuoti, ten palikti sunkųjį transportą ir tada motociklais keltis į Suomiją ir noriu būtent į Alandų salas.
persikelt dar keltu. Nes mes su Suomija esame jau važinėję, tai ten link šiaurės kažkokių tai iššūkių nėra, tiesiog miškai ir keliai ir viskas. Bet būtent va tas Salynas, tai būtų visai įdomu dar kartą prasivažiuoti. Tai aš galvoju, gal net ir šitais metais dar kažkur į pabaigą vasaros galbūt reikės tokį padaryti. Čia daug laiko labai ir neužimtų, nu, kiek vieną dieną, kol nuvažiuoti iki Talino, ten susikrauti viską ir į keltą, tada ten kokias 2-3 dienas pasivažinėti ten toj vietoj vėl, nu, tai savaitę, sakykime, tai va, tai mano vienas iš planų, kuris sukasi galvoj, tai va, ką manai? Ne, gerai, viskas tvarkoj. Dar yra geras variantas Sakartvelas, pavyzdžiui, irgi toks įdomus variantas. Tai čia, žinai, sugalvosim ir kažką padaryti. Aš juos seku, ten žiūriu, taip, jie daug yra turo organizatorių, kurie organizuoja, bet jie iš tikrųjų pakankamai brangus yra tokie, žinai, ir tokia gaunasi tada problema su jais, ne tai, kad problema, bet tai yra ir laiką reikia jau, savaitę plus skrydžiai. Savaitę, jo. Nu, ten gal, nežinau, kad nesumeluot, gal nuo $3,000, man atrodo, už savaitę eina. Tai vėlgi uždėkim kelionę, uždėkim tos $3,000, visą kitą ir jau toks biudžetas gaunasi. Sakykime, aš galvoju apie kuklesnius tiesiog dalykus, kad tiesiog sėdai mašiną, ar priekabą, prisikabinai, nusivežiai, keltų peršokai ir viskas vėl su kempingais, turiuomenį su palapinėm, paprastuoju būdu būtų faina, aš manau. Geras variantas, aišku. Žiūrėsim, kaip čia, ar bus kartu kelionė, ar atskirai čia žiūrėsim. Pažiūrėsim, kad Cepelinų kada išsivirt, susitikti ir vėl iš naujo prisišnekėti, kad važiuoti kur nors. Tai. Cepelinai valdo. Tai šiandien bus Cepelinų, šiandien šventi gimtadienį, taip? Ne, nebus Cepelinų. Geriau čia, mes kasdien švenčiam. Tokiam amžiui kasdien turi švęsti jau. Kiekvieną dieną šventė, tai pasikėlė gyvas, gerai, nieko neskauda, super. Tai va, tiesą sakant, po eilinės suplanuotos kelionės dar vis trūkčioja antakiai ir visi vyzdžiai biški išsiplėtė. Tai va, kelionės metu, kaip ir pernai, kaip ir užpernai, ta pati problema buvo. Neapsėjom be virvės, traukimo motociklo, tiesa netoli, neilgai, streso labai nebuvo, bet vienu žodžiu, kaip čia be keiksmažodžių išsireikšti dabar. Pabandysiu. Vienu žodžiu, savaitė praėjo po kelionės, apie kurią mes galbūt ir šnekėsim, kai ką parodysim, gal keletą nuotraukyčių įmesim. Tai va, ir praėjus savaitėj reikia eiti prie motociklo žiūrėti, kas tenais, kas per problema. Vienu žodžiu taip, kelionės metu vėlgi tas dalykas atsitiko, kad dalykas, sakau, ne dalykas, o vienu žodžiu keleiviai pradėjo biški šilti užpakaliukas. Smirdėt man kažkas. Na tai ką, visus laidus atjungiam, tenais kravimą, iš kravimo sistemos atjungiam ten tam tikrą dalį. Susitvarkė, bet vėl reikėjo vesti nuo tam aparatėlio tokio, reiškia, prikurkės, kaip čia sakykim. Tai va, pasiėmiau butelką gero alaus, kėdutę, kuri turi irgi pavadinimą nusiraminimo kėdutė. Atsisėdau prieš motociklėlį, sėdėjau, galvojau, kas čia buvo. Tai atvėriau jam lastą, na ir tada žiūriu, kas buvo. Nu, be keiksmažodžių vienu žodžiu neišsiversi, vėlgi stengsiuos. Tai atvėrus, reiškiasi, lastelę, žiūrim, vėl, tuoj parodysiu. Ta pati vadinama gaidena, tai kravimo relė, reguliatorius. Susvylęs, net negalėjau atjungti, reiškia, nuo jungties. Tai va, čia yra pasiekmė. Tai nusprendžiau visgi ieškoti ne pasiekmės, nu, ta prasme ne pasiekmės, o priežasties. Tai va, vienu žodžiu, šikynė.
Tai va, ten dabar guli aparatėlis, nepriekabiauja tenais, nebijokit prie Goldwingo. Aš ją pasiguldžiau ir vienu žodžiu dabar pabandysiu pafilmuoti, parodyti, kaip ir kas buvo. Nes čia iš tikrųjų tai atvejis toks įdomus. Reiškia, radau aš tą priežastį, bet tai aišku, senesniem gal motociklam ta bėda atsitinka, ilga reiškia, eksploatacijos ilgos pasiekmė. Ir arbūzgalvių, va tokių kaip aš, nesupratimas. Ir nesupratimas paprasčiausias toks. Pirmiausia, reiškia ką? Atvėręs, reiškia, į bagažinės skyrių, ko ten kaito, žiūrim. Va, štai. Sudegęs, reiškia, kontaktai sudegę. Čia nuo relė reguliatoriaus, reiškia. Tai vat, nusprendžiau eiti po biškį laidais. Išskyriau, reiškia. Ėjau. Viskas tvarkinga. Niekur degimų nėra, jokių padegimų. Reiškia, nesusilydė laidai, niekas. Dėjau, reiškia, iki, tos pačios, reiškia, čia dabar išimta, bet pritraukimo relės starterio. Išėmiau, jinai aišku sudegus. Kontaktai prilypę, aišku, ko pasiekoje, starteris pradėjo suktis pastoviai. Reiškia, tai va teko atjungti starterį ir rankiniu būdu, reiškia, užvedinėti. Tada einam toliau, reiškia, čia matosi, nesimato, nežinau. Vienu žodžiu starteris. Davai, imsim starterį. Išėmiau starterį, atsukau varžtus, reiškia, ir ką ištraukti, negali, nei tenais kliūna, iš vienos pusės kliūna duslintuvo vamzdžiai, o iš kitos pusės gaubtas, reiškia, generatoriaus. Tai nusprendė kolektyvas iš vieno žmogaus, kad reikia imti, dangtį, tuo pačiu pasižiūrėti startį, šitas rotorius kaip atrodo, generatorius ar nesudegęs, nors aš aišku ir matavau, ir reiškia, omus žiūrėjau, ir įtampa, viskas pagal manualus, pagal, tvarkinga. Tai dabar, reiškia, einam, žiūrim, parodau, kad jeigu kas nežino, kaip ten viduriai atrodo, štai, viskas išardyta, dangtis nuimtas, štai viskas, kaip sako, solidolė, gerai, tvarkinga. Tai va, ir dabar ta visa intriga. Einam ant staliuko, pasižiūrėsim. Štai. Aha. Starteris apdegęs, angliukų beveik nėra, bet jis aišku dar veikia, pats starteris. Ir yra toks daikčiukas. Štai. Reiškia. Angliukai su tokiu pimpaliuku. Jisai įsikiša štai ten į korpusą ir va čia. Vienu žodžiu. Va, einu tikrint, reiškiasi, čia atsitiko tai netikėtai visiškai. Sakau, patikrinsiu su testerium, ar praeina, reiškiasi, nuo va šito va į korpusą. Pyptels, nepyptels, ar nėra pramušimų. Ką jūs žiūrit? Manot, yra pramušimas. Pliusas su minusu susiliečia. Vėlgi pasižiūrėjau, pasinagrinėjau, išpučiau, išvaliau, sudėjau. Išbandymui grinai tik tai. Vienu žodžiu, dingo pramušimas, viskas tvarkoj, išskyrus tai, kad čia vis tiek jau ant pakeitimo nupirkta jau čia viskas. Iš draugiškos merės tinklų užsakiau, juokauju. Vienu žodžiu, čia ant pakeitimo. Tai va, kokia bėda buvo, kodėl šitas visas reikaliukas taip ilgai tęsiasi. Deginau, reiškia, va šitas
rielės reguliatorius pastoviai, gal kokias, 5 jau kelioniai buvau pasiėmęs naujas, bet sudeginau per 2 dienas. Tai va, esmė kokia. Kelionės metu, kai jau pradėjom vedinėti, reiškia nuo prikurkės vadinamas, tai jis veikia, viskas tvarkoj, kad ir pramuštas, bet su tokia sąlyga, kad jisai trumpina. Reiškia, per knopkę užvedimą, reiškia, ant rankenas karjerą duodi jam įtampą ir vienu žodžiu jisai suka, bet jisai dega, trumpinasi, nes paduodi pliusą į čia, o jis iš tikrųjų paduodi į minusą, vienu žodžiu, čia viskas dega, tuo užvedimo metu dega, bando degti jau po biškį, o šitas daikčiukas. Ir kodėl, klausimas buvo toks man pačiam, kodėl viena realytė šitą reguliatorius veikia mėnesį, kita savaitę, kita, sakykime, 2 mėnesius. Visa esmė pasirodo tame, kiek tu kartų užvedinėsi ir kiek tu kartų, reiškia, paduosi čia pliusą, deginsi. Tai jeigu iš namų į darbą važiuojant, užvedinu, sakykime, 3 kartus rytą, išvažiuojant ir vakare. 3 kartai. Nieko esminė labai super duper čia nepasidaro. Aišku, kažkiek tai pasvyla, bet nekritinis reikalas. Išvažiavus kur nors į kelionę, pavyzdžiui, miško keliukais, užvedinėjai ten į dieną, aš nežinau kiek kartų, 3 kartus į valandą, ten sakykime, tai per dieną gaunas 30-50 kartų užvedinėjai. Ir gaunasi taip, kad po pirmos, reiškia, dienos kelionės sudegė. Pasikeičiu, atlaikę 2 dienas, mes biški važiavam galbūt ne tokiais šunkeliais, laikė ilgiau. Tai vienu žodžiu toks reikaliukas ir toks paprastas. Ir bet kas gali pagalvoti, kad čia nuo visokių ten strūškių, ten visokių nešvarumų prisikaupė ir jau susiliečia korpusą, reiškia korpusas su pliusu. Bet man tai, aišku, mistika, kodėl jis dar veikia, išvis turėtų neveikti, bet, matyt, pramuša iš paskutiniųjų prasuka variklį ir toks dalykėlis. Tai dabar turiu naujas detalės, šiandien bandau, reiškia, šitą režiliuką atgaivint, norim biškį po pietų, jeigu nelis ar ką, biškį prasilėkt, pratestuoti, bet aš manau 99%, kad bus gerai.